Kaip ir kiekvienais metais dalyvaujam parodoje ir pristatom akito betono blokelius Aero. Parodose dalyvaujam jau nuo pat 2003 metų, tai reiškia rinkoje produktas yra tikrai jau senai, dalyvaujam kiekvienerius metus, klientai mus pažįsta, produktas yra labai geras, senai gaminamas, šiuo metu, kada griežtėja reikalavimai energetiškai efektyvius pastatus, tai mūsų produktas tam tinka labiausiai. Todėl, kad tai paprasta medžiaga darbui, Aero gamina platų asortimentą gaminių, kurie plačiai pritaikomi namų statybai, tai ir tvirčiausi blokeliai, ir šilčiausi blokeliai, įvairių matmenų, papildomi gaminiai kaip armuoti gaminiai sąramos, kas reiškia eliminuoja šalčio tiltelius. Vienų blokelių A klasė ir aukštesnėms pasiekti neužtenka, reikia papildomai šiltinti. Mes rekomenduojam, kaip tik yra pateikti parodoj mazgai su papildomu apšiltinimu, kurie tenkina pačios aukščiausius reikalavimus, tai yra A++ klasė. Kuo ypatingas šitas pasiūlymas yra tuo, kad jisai ne vien užtikrina šilumos reikalavimus energetiškai efektyviam namam, bet tuo pačiu padeda įgyvendinti ir kitus mūsų kol kas pamirštus tikslus, kad būtų užtikrintas ir puikus mikroklimatas, argi netgi pagal higienos normas, kad žmogus jaustųsi komfortiškai, tai yra santykinė drėgmė, užtikrinta nuo 40 iki 60%. Taip pat sienos paviršiaus temperatūra iš vidinės pusės turėtų nebūti žemesnė kaip 3 laipsniais nuo vidaus patalpos temperatūros, kas užtikrina žmogui, nejaučia šalčio žmogus, jaučiasi labai jaukiai. Esam pateikę kai kurios pavyzdžius, tai faktiškai gyvenamų namų, pastatytų iš Aero blokelių, nenaudojant papildomai šiltinimo. Ir čia yra pateiktos sąnaudos kvadratiniam metrui mėnesio, tai šiltinimo sąnaudos su karšto vandens ruošimu. Tai kaip matom, tikrai sąnaudos yra nedidelės. Apie akitą betoną sklando daug mitų. Sakykime, vienas iš tų mitų, kad pastate iš akito betono negalima pakabinti paveikslą. Tai mes parodos metu demonstruojame situaciją, kaip galima pakabinti netgi 24 kg gyrį, kuri puikiai laikosi.